Labas rytas, spėkit, kad čia už mane Renault Megane RS 265 Cup. Tai nuplaunam ją ir važiuojam šiandien į Press Rally. Nors šiandien tik ketvirtadienio vakaras, bet jau reikia net paskubėti, nes techninė komisija iš vakaro ir administracinė, nes bus dar iš vakaro tokia kaip treniruotė Švenčionių miesto sprintus. Kas nebus įskaita bendram rally, bet tiesiog galėsim šiek tiek apšilti. Tai gal ir gerai, nes mažiau streso bus. Praeitais metais, kai iš ryto lėkiant penktadienį, tai tikrai buvo šiek tiek stresiuko. Aišku, šiandien šiaip visą dieną su daug streso, nes daug ką reikėjo pasidaryti, o laiko nebuvo. Tai vat, nuplaunam putas ir parodysiu šiek tiek daugiau, papasakosiu, kas čia per aparatas. Nu, mašina nuplauta ir, kaip sakiau, čia nepaprasta Megane, o sportinė Megane. O 265 sufleruoja, kad čia yra 265 arkliai, kas yra maždaug apie 197 kW. Viduj, aišku, turim irgi žaislų, lankai, rollbaras, lapšiai, 5 taškų diržai. Tai tikrai neslidinėsiu kaip su Kem 6, užsikuriam. Tai va, ir reikia jau pabiškai skubėti. Ir čia yra toks slaptas mygtukas, kurį paspaudus, spaudžiam ir sukyla apsukos ir įsijungia Sport Mode. Tai šiaip, jeigu gerai suprantu, normaliai važinėjant jį turi 200 pėmarklių, bet paspaudus šitą mygtuką, tiesiog įjungus Sport režimą, atsiranda dar papildomi 15 arklių, pasikeičia gazo kreivė ir šiek tiek popina. Tai vat, žodžiu, negaištam, varom susirinkti daiktų, pasimt kavos ir lekiam į Širvintas, nes jau nedaug laiko, tai lekiam. Debesėliai ten tai nėra labai daug žadantis, bet va, navigacija nustatyta ir mes pakeliui į administracinę ir techninę komisijas. Kaip nuotaikos? Tikimės, kad nevėluosim. Jo, nes rodo, kad būsim 18-16, o mūsų laikas 18-18, man atrodo, įgalė patikrins tuoj. Tai reikia nevėluot. Labai nemėgstu po stresu taip varyt, bet kažkodėl visada taip gaunasi. Tai lekiam. Nu vat, Jonavoj toks orelis. Net iškvalo biškai panašėja. Nu bet, nežinau, veltui plovė mašina. My heart goes sha-la-la-la-la. Tai vat, liko 2 kilai, tiksliau 2 minutės, 2 diena. Ir per tą lietų audrą praradom laiko. Rodo, kad būsim 18-14, tai turim 4 minučių langą. Tai tokia įtampėlė didėja, bet dabar lietus sumažėjo, tai galima ir maksimaliu leistinu greičiu važiuoti. Nes prieš tai labai lėtai važiavo. Press Rally. Atvykom į Širvintą, štai kiek grožių čia. Vajai. Va, visa hebra ruošiasi. O, šiais metais važiuoja? Važiuoju šiais metais. Labai. Reikia šiais metais važiuoti. O kas buvo praeitais metais? Nespėjau. Šiais metais vos vakar baigiam ruoštis. Klasika, kaip visada. Klasika, kaip studentais kursinį darbą. Kitaip negali būti. Žiūrėk, kokia gilė, kokia kieta taurė. Čia šios dienos, net ne pačio ralio. Susiklijavam šiaip ne taip. Kur nuvedė į techą praeit? Ten, kur rodė. Žinai, ką aš tau dabar parodysiu? Kur aš parodysiu. Jinai rodys, o aš pasakysiu, rytoj technikinė vyks kitoj vietoj tiem, kurie negali atvykti. O šiandien vyksta ten pat, kur administracinė. Ir ten griežti laikai nurodyti, bet tai žodžiu, nuvedė ne ten, kur reikia, nors aš ir pats galvojau, kad ten bus. Nors viskas čia, tai aišku, stresavom, lėkėm, prakaitavom, viskas gerai, viską pasidarėm. Dar bando išsiaiškinti, kaip ten yra iš tikro.
Lipdukai vietoj, techas praeitas, aišku, netobulai. Kontinentalę turbūt tobulai neįmanoma užklijuoti ant tokių formų, bet, ką žinau, gražiai. Nu, kaip jūs... Kas mantelė, einam klijuoti lipdukus. Einam apkliuosim. Ai, tai dabar reikia pagalbos. Aš turiu įrodymus, štai. Technikinė komisija dirba gegužės 30. Širvintų kultūros centras. Tai kodėl čia taip? Ir gegužės 31. O kodėl čia taip rašo tada? Aha, geras klausimas. Nu tai tipo, it's not my fault, I did my job. Dar viena suklijuota. Beveik. Galim praseit pro parką, kas yra gero. Nes mašinų tai daug. Porsche, M3, RS5, Golfai. Nes praeitais metais tai visi padrikai ėjo tą techo misiją, tai buvo sunku. Tik čia mantelė. Pagalbos nereikia. Nu, bandom. Nu, va, idealiai dar vienas lipdukas užklijuotas. Neskaitant porą smulkmenų. Nu ir antra sunkiausia dalis ir bus baigti. Dar Kaip tu? Ir prasideda sprintas, kuris patapo realiai draugu. Aš kaip suprantu, čia startas bus, ten finišas turbūt, neįsivaizduoju. Tai čia miesto merija važiuos, 100 numeris geras. Čia Vanagas, antras eilėje. Ir trečiasis, kas ne kas, ponas Markelevičius. Kasgi daugiau pirmasis stos į startą? Bandysiu pavyti Benediktą per 100 metrų ir su minutės skirtumų tarp startų. Nežinau, ar pavyks, bet... Bet tai... Bet bandyti reikia. Kaip tokia taurė, tai gal ir labiau pasistengti. Jo, taurė didelė, gražiai jau mačiau, tai tikrai suviliojo bandyti laimėti. Tai bandysim, kas gausis, matysim. Bandys. Pasiruošęs ralį? Nu kaip, galbūt? Lauksim sprintą. Kas nežino, tai aš filmavau praeitą kartą Latsvo renginį su juo ir užkalė mano KM6 variklis. Tai atvažiavom palaikyti draugų į sprintą. Stovėsim prie starto, va taip. Geras. Prasideda, tai pažiūrim, kaip čia jie, tiksliau ne jie, merija važiuos. O čia dar yra ką veikti, tarpą susirasti. Nu va čia gal tilpsiu. Dabar startuoja Pinskuvienė, Širvintos merija. Kažin ten bazė ar ten flyby? Flyby. Gerai. Nu, dar Vanagą galim pažiūrėti. Prastartuosim, nežinau, grįšim čia gal pakalbėti, o gal ir ne. Ir varysim apžiūrėti savo Airbnb. Daug dūmų, mažai veiksmo. Imsi taurę? Jo, bandysim. Liauš Bena, gal iš tikro greičiau pravažiuosim. Laukiam didelę eilę, matom jau startą, liko va kelios mašinos ir važiuosim mes. O už mūsų, ten vat nesimato, yra Mindaugas. Mes laimėsim. Laimėsim? Laimėsim. Nu tikiuosi, būtų kietai tą taurę gauti, bet nelabai įmanoma. Nes čia dragas 100 metrų, nu panašiai kaip pirštuką būna basankiai. Ir viskas, daug žmonių. Na, ten daugiau. Varom. Rezultatas čia Širvintose yra Gerevičiau, neužkalk. 5, 4, 3, 2, 1. Laimėjot? Duduso labai neslaunčinau su programą. Ir dar tėvas paskambino. Rimtai? Jo, tai karočią... Aš tai prasikasiau, nors, nu... Aš tai mačiau, girdėjau, tau normaliai, o man karočią launčinau su programą normalią, nulaunčiau. Ir jis, tipo, ir tada visą... Nes jaučiu per daug gripo buvo tiesiog. Varom įsičekint? Jo, davai varom, viskas. Atvažiavom į savo, kaip sakau, viešnamį. Kodėl? Barak. Va, įvažinėja mūsų konkurentai visi. Tai va, daug kambarių, daug spintelių ir mūsų
Kriba. Va tokia va, krikščioniška. O, čia jau reikia uždaryti, kad uodų nepriskristų, nes jau matau skraido. Ir viskas. Davai. Einam pas tuos. Ką jūs? Pažiūrim, kaip pas jūs. Nes jisai storas. Šitą lovą šiąnakt matys daug veiksmo. Ai, bet pala, pas jūs čia išves keturvietis. Mes priimsim, ką nors. Orgai čia irgi nakvos. Orgai? Jo, ruoškyšiai. Čia yra žaidimo aparatai. Bet jie neveikia. Neveikia. Lema kaip gaila. Tulikai. Ir mes čia, gal tam pirtelė dar yra kokia. Čia turim baseiną. Crazy. Man patinka čia manas visur. Na, visai nieko. Tai jeigu neaišku, ką reikia čia veikti, tai va, reikia gulėti. O čia atrodo kaip pirtis šiaip, bet... Ne, tik tai dušai. Bet yra pirčių kepurės. Tai gal ten pirtis? Labai nori pirties. Taip. Ne. Virtuvė. Tai tiek. Tai tiek baliukai, šaldytuvai. Ir per čia išeisim į mūsų kiemuką. Ir iš karto laukia mūsų hodhečiai. Šiandien tiek, pasibaigė tokia pirmoji diena. Ir, užgeso šviesa, tai reiškia, varom ilsėtis ir iki rytojaus, kur bus pagrindinė pirma ralio diena.